Kultūros paveldas tai nėra šiaip kažkokia infrastruktūra ar kažkokie pastatai, o tai yra gyvos žmonių istorijos, kurios liudija ir moko. Mokytojai patys tyrinėdami ir patys ieškodami sąsajų su kultūros paveldu, į jį pradeda žiūrėti žymiai įvairiau ir ieškoti įvairesnių būdų jam aktualizuoti. Tikriausiai labiausiai man patinka, kad čia susitinka skirtingų mokyklų, skirtingų dalykų mokytojai ir jie ieško to integracinio pjūvio, ką kultūros paveldas galėtų padėti jiems, apjungiant, išmokinti moksleivius. Mokytojai tai gali daryti kartu ir ieškoti, kaip visos Lietuvos švietimo bendruomenė, ką kartu galėtų padaryti, aktualizuojant kultūros paveldą. Tai labai padės integracijai būtent švietimo sistemoje, vesti pamokas ir susijęti tai su kultūros paveldu. Visos vietos, kuriuose mes buvom, jos buvo labai skirtingos, tiek muziejai keli, tiek Martyno Mažvydo biblioteka, tiek dabar istorijų namai, jie atsivėrė kitokių kontekstų, nes kai ateini kaip lankytojas, tu truputėlį kitaip matai. Taip vietos buvo puikios, nuostabios ir tikrai labai tinkamai atrinktos.